atsikėliau ir tada net neėjau į TikToką. 3 valandų užėjau ir žiūriu, buvo 40 000 peržiūrų. Galėtum pasakyti, kiek tu už vieną video mokėdavo? Bet nebijoti kažką daryti, nebijoti kažką bandyti. Išsiskirti. Jeigu prisidarai gėdos, tai prisidarai. Kur skaičiau žiauriai gerą mintį. Kiekvieną rytą tu turi pasirinkimą. Arba tu gali likti lovoje ir sapnuoti savo svajonės, arba iš jas išlipti ir jų siekti. Super, gerai, leidžiam intro. Tai va, sveiki atvykę į mūsų dar vieną podcastą. Šį kartą mes turime svečią. Prisistatyk, kas tu toks? Sveiki. Aš esu Artis Max. Artis Max, TikToko žvaigždė? Nelabai žvaigždė, bet TikTokinu, jo. Tikras vardas Artomas, bet jo, visi žinomas Artis Max. Taip. Tai va. Norėjau pradėti mūsų podcastą nuo tavęs. Norėjau pakalbėti, tai kaip viskas prasidėjo, ar ne? Pradedam nuo tavo vaikystės. Koks tu vaikystėje buvai? Kom gal išsiskyrei iš kitų? Visada buvau toks klasės klounas, kur visada pritraukdavau dėmesio su kažkokiais juokeliais, juokingais, nejuokingais. Prieš tai vaikystėje, tai bent jau mano giminių žodžiais, tai buvau labai agresyvus. Yeah. Kas keista. Jo, bet tikrai netrodai agresyvus. Dabar jau nebe, bet vaikystėje tai būdavo visokių dalykų. Aš, pavyzdžiui, kad gauti McDonald'ą galėjau tiesiog... Sumušt? Tiesiog galėjau vos nesumušt, stovėjau prie tų durų, dabar jau sako, be manęs važiuos, sakysiu, ne, blėt. Gerai. Viskas gerai, gali keiktis. Sakiau, ne, jūs man nupirkis McDonald'ą, ten irgi galėdavau 2 valandas kažko išprašinėti, prasme, ne toks, kad agresyvus, bet toks... Toks, žinai, jeigu kažko norėdavai, tai tu pasimdavai, žinai. Pasakai, muždavai klasiokus, ne? Ne. Nemuždavai? Ne. Bet ar norėdavai gal? Ne, kažkaip pas mane... Ar pas tave visi draugiški buvo klasiokai? Sutarėt, ar ne? Ne, kažkaip iki kokios gal 7 klasės, tai iš viso su nieko nebendravau. Būdavo, kad mokykla ir vėliau ten savo reikalai namai. Su klasiokais apšiai nebendraudavau. Bet po kokios 7 klasės pradėjau susibendravau ir kažkaip, nežinau, nebuvo priešų. Bet tu turėjai anksčiau priešų, kad sakai, kad neturėjai priešų? Būdavo, jo. Būdavo, kad kažkas tau labai nepatikdavo mokyklai, ta prasme žmonių, kur taip norėdavai po mokyklos, taip susitinkam kieme, aš noriu pasikalbėti su tavim. Šiaip nežinau, pas mane žiauriai bloga atmintis, ta prasme, aš jeigu, man iki kokios gal 10 kokios klasės, tarsi viskas kaip rūkė, aš negaliu atsiminti kažko labai senaus. Aš atsimenu savo visus klasiokus, bet kažkaip neišsiskirdavo, būdavo tie visokie išsišokėliai, kur kartais norėdavos gal kažką, bet vis, nežinau, toks mokyklai tai labai ramus būdavau. O dabar papasako, kaip tu mokyklai, koks buvai mokinys, stengis tu kažką mokės tenai, ar tau nusišilp tiesiog buvo? Man mokyklai kažkaip viskas labai lengvai duodavas, labai lengvai mokindavas. Pavyzdžiui, iki karantino pradžios, tai kai karantinas buvo prasidėjęs, aš buvau 10 klasiai, tai man viskas buvo labai lengva. Aš ten iš matematikos, kur man dabar atrodo kosmosas, tada galėdavai tiesiog ateini, normaliai savo pasiklausai pamoką, ten parodo mokytojo pavyzdžius ir pagal tą pavyzdį darai tos uždavinius, ten 9-10 iš kontrolinių. Tai ir taip iš visų panašiai būdavo. Aišku, niekada nesuprasdavau fizikos ir chemijos, tiesiog nesuprasdavau. Bet visi kiti tai gerai gaudavas. Vėliau prasidėjus karantinui, tai žiauriai atsipalaidavau, neprisinginėjau pamokas ir viskas biški krito žemyn. Palauk, tai šio karantinas buvo 2 metus, ar netęsis karantinas? Tai... Jo, jis prasidėjo, kai aš buvau 10. Ir kai jau 12? Jau 12, jau kažkur, dar pradžiai 12 jau eidavau mokyklą, bet būdavo tie testai privalomi. Ir vėliau, jo, pasibaigė jisai. O palauk, nebuvo pačius kažkaip ten po karantino tas 12 klasė palengvinta, kažkaip tie visi egzaminai ir panašiai? Ne, pas mane būdavo 10, kai buvo tie pupai, tai pas mus gavosi, kad mes apšėjų nelaikėm. Nes jo... kaip čia buvo, iki kažkur vasario mėnesio dar nebuvo to karantino, visi ėjome mokyklas, reikėjo rašyti tuos kalbėjimus, reikėjo ruoštis tiem pupam, aš nieko nerašiau ir vėliau, kai prasidėjo karantinas, visiems sakiau, aš taip ir žinau, kad nereikės. Jo, mums dėja nepavyko išvengti pupų, dėja rašėm. Kaip sekės? Ai, nežinau, tai kažkaip praėjo ir praėjo. Man asmeniškai, man bandomasis buvo žymiai sunkesnis negu pats normalus jisai. Ypatingai matematikos. Matematikos aš ten bandomą net neišlaikiau. O tą išlaikiau gal 1 taško iki 9. Toks. Bet žinai, tie pupai kažkaip visi mokytojai labai gąsdino mus iki jų. Jūs gąsdino, pavyzdžiui, mokytojai iki egzamino?
Jo, nu mes galvom, čia yra toks rimtas, normalus egzaminas. Nu, vėliau tu, aišku, supranti, tipo, kad jis nieko nereiškia tau 12 klasės atestatui. Bet irgi, turėjai baimės kažkaip laikydamas tą egzaminą? Arba prieš jį mėnesis, koks, kai užžinai, pasižiūri kalendorių. Ne, egzaminą, kai pasižiūri liko mėnesis iki ten lietuvių kokio egzamino. Kyla baimė. Aš kai jau supratau, kad 12 klasė jau, kai mes pradėjome vėl vaikščioti mokyklą, aš jau supratau, kad aš daug praleidau per tą karantiną ir vaikščiau ir pas korepetitorę matematikos, bet, nu, aišku, ta baimė yra ir ta baimė yra egzamino metu, kur tu ateini ir tau reikia labai susikaupti, nes tau visokias mintis lenda ir tiesiog galvoju, kas jeigu blogai parašysiu, kas jeigu neįstosiu vėliau ir taip toliau, tai reikia tikrai daug tos tokios užsispyrimo mokytis. Jo, ir užsispyrimo mokytis ir tokios kažkaip ugdyti tą kažkokią vidinę jėgą, kad kai reikia tau, reikia labai susikaupti. O kaip tau pats kalbėjimas buvo lietuvių? Pakalbėjai laisvai? Jo, aš kalbėjimo gavau 9, nes kalbėjimas dar buvo ne egzaminų sesijos metu, jis būna anksčiau, kokią vasario, kovo mėnesį. Bet kaip tau buvo, pavyzdžiui, kai tu rašeis tam egzaminui, tau buvo toks, kad jauti, kai ateisiu, aš pamiršiu viską, arba man jaudulys viską, nebežinosiu, ką sakyti. Ne, jeigu aš gerai pamenu, tai tuos lapus kalbėjimo jas galima buvo turėti su savim, tik tai jis, kad nelabai dažnai galima buvo juos žiūrėti ir ten kažkoks skaičius galima pažiūrėti į tą lapą ar kažkas tokio, bet tau duoda kalbėjimui gal kokius 4 mėnesius, tai tu tikrai turi laiko ir parašyti ir vėliau pasiruošti. Svarbiausia nesiruošti žodį su žodį. Pačią esmę, ką tu parašęs tekstą, sakinio esmę, tu vėliau gali perkurti tai savo žodžiais, bet esmė liks ta pati. Bet čia irgi, man atrodo, labai priklauso nuo pačios mokytojos, kuri tave moko. Nes kai kurios grinai sako, pavyzdžiui, kaip mūsų buvo, mes turėjom viską, ką mes parašėm, ta prasme, vos neiškalb. Yeah. Ir jeigu tu irgi suklysti, tai jau ten toks biški nusimeta galbūt net, mums nenusimetė, bet kitu atveju galbūt ir nusimestų. Čia labai, sakau, labai priklauso nuo mokytojos. Gerai, o toliau perinant, kokius to egzaminus laikai? Vis tiek šiandien neseniai buvo tau? Jo, čia buvo prieš 1,5 metų. Tai aš laikiau lietuvių, aišku, valstybinė, matematikos valstybinė, istorijos ir anglų. Kiek išlaikai, kokius surinkai, kiek? Kuris prašiausiai tau sekės? Prašiausiai sekės matematikos. Man truko 1 balą. Iki išlaikymo, ne? Iki išlaikymo jo truko 1 balą. Tai nepraleidinėkit pamokų. Mokaitės matematiką. Jo, ypač 11 klasė, kažkaip visi atsipalaiduoja 11 klasė, nes šiais metais, nu dabar jums jau, nežinau, jūs 11, ne? Yeah. Tai dabar yra tas, kad tie tarpiniai atsiskaitimai pas mus jau nebūdavo ir visi atsipalaiduodavo, kad nereikia mums mokintis, nėra to egzaminų šiais metais, kitais metais ateis egzaminai, tai dar pasimokinsim. Bet pagrindė, nu, čia aišku, nežinau, gal ir visi šitą žino, bet nelabai kas atkreipia dėmesio, kad tie valstybiniai egzaminai, jie yra ne pagrindė 100% iš 11 ir 12 klasės. Tiek iš 12, tiek pats svarbu ir iš 11. Ir tu praleidęs kažkokias 11 klasės temas, tu 12 klasėje nesuprasi kitų, nes tau prireikia žinių iš tos praeitos. Tai labai svarbu visą laiką mokintis ir jeigu yra galimybė kažkaip papildomai, nu, pavyzdžiui, aš dabar nors ir pabaigęs mokyklą, bet vis tiek esu prisijungęs prie digi klasės, nes... Gali savo kodą pasakyti į klasės? Mano kodas yra Artis, jis suteikia 15 eurų nuolaidą. Šiaip dabar, jeigu kažkas planuoja ar galvoja, tai yra labai gera galimybė dabar, nes dabar yra juodasis lapkritis, kaip juodasis penktadienis, tai juodasis lapkritis visą mėnesį. Ir jeigu neklystu, 60% visiems planam, dar papildomai 15 eurų su mano kodu ir visas pamokos įsirašo. Tai pavyzdžiui, jeigu aš ateityje norėčiau perlaikyti matematikos egzaminą, kad kažkur stoti, kur man jos reikės, aš turiu įrašytą į sistemą visas pamokos 11-12 klasės. Ar ten dėl lygos praleidžiu kažkokią pamoką, galiu digi klasiai susirasti tą temą ar laukti, kol jinai bus ir pasimokinti. Nu, žodžiu, tas yra palaukti, viskas įsirašo. Yeah. Labai patogus dalykas, dar mačiau ten digi klasiai ir tarpiniai egzaminai, tokios temos yra, kur ruošia žmonės. Ten yra ir pamokos, ir yra dar... Čia, girdis mane tikiuosi. Ar čia mikrofoną biškyje? Girdis, viskas gerai. Gerai, tai... Jo, tai aišku, yra tos pamokos ir yra dar papildomi būreliai, ten teatras, ten finansinis raštingumas ir aišku, nu, kai dabar aktualiausia tema yra tie tarpiniai, kaip 1 metai jie atsirado. Yeah. Tai suprantama, apie tai irgi yra daug kalbama.
va. Irgi ir kai kalbėjai apie tai, kad reikia laikyti, kad mokaisi 11-12. Dabar irgi, kadangi mes laikom tarpinius, jie, man atrodo, irgi skaitysis dabar, kad mes ką 11 išmokom, tą parašom per tarpinius ir paskui, man atrodo, 12 ką išmoki, tada baigi rašyti. Tai... Bet ką tu manai apie tuos tarpinius dabar? Reikia jų ar ne iš Jo. viso 11 Jie klasėje, reikalingi tavo ar ne? manimu? Aš manau, kad gal būtų kažkas panašaus reikalingo, ne tokio rimto kaip tarpiniai atsiskaitimai, o kažkokį 11 klasės apibendrinimą žinių patikrinimą, kur nelėmė tavo ateities. Aš nežinau tiksliai, kaip tai tarpiniai atsiskaitimai, ar jie eina į... Į egzaminą Jie eina. yra kaip 40% tavo egzamino. Jo. Tai Nu tai va, aš gal galvočiau, kad nereikėtų, kad tai būtų įrašyta į atestatą, o būtų tiesiog... Bet iš kitos pusės jo, tada mokiniai nesimokintų, jeigu nebūtų į atestatą. Šiaip yra geras klausimas. Iš vienos pusės galėčiau pasakyti, kad jie yra gerai, nes pavyzdžiui 12 klasė, kai tu rašai jau valstybinius egzaminus, tau gal pasimiršta 11 klasės kažkokios temos, o tu esi parašęs 11 klasėje ir gal yra tas gerai. Bet netrodo, kad, pavyzdžiui, 11 klasė dar truputį per anksti spręs tavo likimą su tais visais egzaminais, nes vis tiek tu dar bet tuo pačiu tu ir gali perrašyti juos. Nu, gali perrašyti, bet vis tiek tavo tas... Jo, nes kažkaip, kiek aš esu girdėjus, kad tu, man atrodo, gali 12 klasėje, kai rašo 11-okai tų metų tą egzaminą, tarpinį, tu gali su jais perrašyti. Ir tada, kokį tu gauni tą naują rezultatą, tau rašo į tavo atestatą. Tai iš esmės irgi tas geras dalykas, bet tuo pačiu, Bet vis tiek 11... parašai per vieną kartą ir manau to pilnai užtenka. Plus tie tarpiniai yra grinai prieš šimtadienį. Tai 11-okai, kadangi jie turi tą, atrodo, laisvus tuos metus ir jie gali planuoti tą šimtadienį, šiais metais taip nėra. Tai tu turi planuoti šimtadienį, turi mokintis tarpiniams ir viskas susimeta į tą vieną burbulą. Ir taip toks... Aš manau, kiekvienas skirtingai priema šitą dalyką, bet stresas, irgi susideda viskas. Gerai, dabar pakalbam tavo apie TikToko karjerą. Kaip tu nusprendėjai, kaip kilo mintis įkelt pirmąjį TikToką? Atsimeni dar jį? Ir gal koks atsimeni buvo? Jo, tai aš savo pirmą TikToką įkėliau, jeigu neklystu, prieš 3 ar gal net 4 metus. Buvo tas karantinas ir aš šiaip TikToką jau turiu labai senai ir tiesiog jį scrollinau, tą for you. Jis dar nebuvo toks labai populiarus Lietuvoje, dabar kiekvienas turi jį. Tai tada turėdavo gal kas antras, kas trečias tą TikToką. Ir buvo karantinas, aišku, visi prie tų telefonų. Mano pirmi video, dabar kai aš filmuoju tas parodijas, kur gal kažkiek suvaidinu, ne kažkiek vaidinu. Aš šiaip lankęs 9 metus dramos būrelį, tai kartais... Prisidėjo kažkiek dramos būrelis prie TikToko kūrimo? Aišku. Jeigu aš negaliu kažkaip spręsti save iš šono, bet man atrodo, kad visai gal gerai suvaidinu tose TikTokose. Jeigu neturėčiau kažkokių sugebėjimų, ten gal nemokėčiau vaidinti, tai vis tiek tai nepritrauktų tiek dėmesio. Bet pavyzdžiui, Mantas. Jisai irgi parodijas tas visas daro. Ar jisai aš tiksliai nežinau, bet jisai kažką lankęs, ar jis tiesiog kaip jam išeina? Aš nežinau, Mantas šiaip jisai iš pats iš savęs toksai, nežinau kaip pasakyti, juokingas žmogus, turintis humoro jausmą ir pasitokios idėjas, kai kyla, tai visiems juokinga. Tai aš nežinau, man rodos, gal jis ir nelankęs dramos, bet... Jo, ką aš norėjau sakyti, kad dabar, kai aš filmuoju tas parodijas, kur kažkiek parodau tų aktorinių sugebėjimų, tai mano pirmieji TikTokai būdavo soundas ir kažkoks tas relatable užrašas, kad žmonės dalintųsi, tipo, jo, same. Tai aš kažkur užsienio TikTok'e pamatęs, blemba, aš nepamenu savo pirmo TikToko, bet kažkas būdavo... Nepamenu tikrai, bet atsimenu, kad buvo soundas ir buvo kažkoks užrašas. Žodžio dalykas, tipo trending tada tuo metu buvo maždaug. Jo, tuo metu buvo tokie video trending, tai... Ir neatsimeni, kiek tavo, pavyzdžiui, vis tiek įkėlė pirmą video, surinko daug peržiūrų ar ne? Pirmas aš atsimenu, aš įkėliau ir tada net neėjau į TikToką, po kokiu gal 3 valandų užėjau ir žiūriu, buvo 40 000 peržiūrų.
Ir dar tais laikais, kai nebuvo ten daug tų žiūrėtojų Lietuvoje, tai čia buvo kosmosas ir aš toks, wow, Jeigu jau pirmam pasiseka, taip, tai žinok, čia jau tavo karjerą tikrai galėjai darytis. Ar nuo to momento nusprendai, kad rimtai, tipo, jeigu aš galiu iš vieno video 40 000 peržiūrų surinkti, tai gal man verta, nes tu vis tiek tuo metu mokys, ar ne? Jo, aš tada buvau 10 ar 11 klasėje kažkur. Tai jau galvoji, kad, tipo, nu kam čia man tas mokslas, žinai, vis tiek ten reikės dar kažko, gal geriau aš tiesiog perėsiu prie TikToko. Ne, niekada nereikia keisti mokslą į TikToką, Instagramą ar dar kažkas, nes netgi jeigu tau pasiseks, nu, tau bet tokiu atveju reikės tų žinių, kur kiekvienas žmogus turi iš mokyklos, tau bet tokiu atveju reikia pasibaigti mokyklą, tau bet tokiu atveju reikia kažkur įstoti ir turėti kažkokį popieriuką, ar tai iš universiteto, ar iš kolegijos, ar iš to profesinės mokyklos. Nu, žodžiu, kad turėti kažkokį... Turi būti kažką baigęs, ne? Jo, tu negali dėti visas viltis į TikTok, Instagramą, nes visų pirma, jeigu tu esi tik pradedantysis, tu negali žinoti, ar tu ateityje iš to uždirbinėsi ir tu negali žinoti, kas žino, gal užblokuos tą TikToką Lietuvoje, ar ten visiems jau bus nusibodęs, jau pastebiu, kad po biškį nusibosta žmonėms tas TikTokas, kažkas jau ten užeina, pažiūri porą video, išjungia ir tiesiog, nu, reikia visada turėti antrą planą iš tų, negaliu pasakyti normalių darbų, nes influencinimas irgi yra normalus darbas, bet iš tų tokių casual, nu, kad... Tu niekada negali žinot, kiek užtruks tavo ta karjera influencinimo, tai gali atsibost, visokiausių niuansų yra, tai jo toks, manau irgi, kad reikia visiems, manau, kažką bent jau išlaikyti. Turėti antrą planą tikrai, aš sutinku, tikrai reikia. Nežinai, o gerai, toliau tęsiant apie TikToką. Kėlei pirmą, tada galvoji antrą, jau nereikia kelt. Iš karto. Toliau, o toliau vis keldavai ir dabar iki šio momento. Vis dar keli jau, ar ne? Jo, aš keliu, bet aš nekeliu visos tos 4 metus. Aš atsimenu, kai aš pradžioje užsihypinau, kai vienas videokas surinko tiek peržiūrų, antras gal kiek mažiau, trečias ten jau buvo virš 100 000 peržiūrų ir tu taip filmuoji. Tada nepamenu, koks buvo tas perėjimas iš tų tokių su soundų videokų į ten, kur kalbų buvo mokytojas parodijos, tai čia buvo mano toks... Įnamiausias gal, ne? Jo, galiausiai mano pikas TikTok'e, kur ten visi video buvo virš 100 000, ten kas antras buvo virš 200 000 peržiūrų. Ir mano tas Grybauskai, kur visi vėliau ten atpažindavo, tai Grybauskas, tai manau, kad čia buvo mano toks... Tas viršutinis taškas. O atpažindavo tave žmonės tiesiog gatvėje einant? Jo, būtent tuo metu tai būdavo daug ir gatvėje, ir atsimenu, dar lankiau muzikos mokyklą, grojau 8 metus būgnais, tai atsimenu, važiuoju į muzikos mokyklą, važiuoju, išlipu iš autobuso ir prieina, nepamenu, berniukai, mergaitės, nu kažkas prie, tai ir nusifotkint paprašė, ir šiaip tipo atpažino. Atpažinimų buvo daug. O tau patikdavo tai, kad tave atpažindavo? Ar ne? Ar tu toks populiarus būdavai, kur sulaukdavai dėmesio eidamas gatve? Patikdavo ar ne? Aplamai jo, man patikdavo tas, kad atpažįsta, kažkas žiūri, ką aš filmuoju, ten jeigu follow, tai gal ir vertina, tipo, ką aš darau. Bet iš tos pusės, būtent tuo momentu, kai prieina, tai noris dingti, tu nežinai, tipo, ką daryti, ten jeigu nusifotkint, ar ten taip, ar tiesiog stovėti, ta prasme, nu, aišku, yra tokių, bet būtent tuo momentu tai būdavo, kad susimeti, bet nesusimeti, susimėtai. Tai bet jo, aplamai tai. O tai gerai, padarai pertrauką, ar ne, tik tokį jau išsakai kūrybinę prasme, ar tiesiog nebepatikdavo, nebenorėdavai daryti? Aš labai ilgai apie tai galvojau, nes pas mane nebuvo kažkokios priežasties, dėl ko aš nustojau filmuoti, bet man kažkaip atrodo, aš vėliau vienu momentu pradėjau į tai žiūrėti, kai ten pradėjau siūlyti reklamas kažkokias, ar ten barterių, ar ten buvo ir už pinigų, tai kažkaip labiau pradėjau žiūrėti tai darbą ir ne tai, kad aš nufilmuoju video, kai aš noriu, o vos ne grafiką pasidarau, kad kiekvieną dieną turiu kelti ten po 1, 2, 3 video, tokių laikų, tai pavyzdžiui, aš grįžtu iš mokyklos, dabar yra laikas filmuoti. Ir jeigu tu neturi idėjų, tu tiesiog per prievartą ieškai kažko, galvoji, ar ten iš užsienio kažką pradedi ieškoti panašių video, kad kažkokių idėjų atsirastų. Svarbiausia buvo nufilmuoti ir įkelti, ir dar tuo metu ten 8 vakare keldavau. Tai vienu metu pradėjau į tai žiūrėti labiau į darbą.
buvo mokykla ir namų darbai, ir dar tas filmavimas, montavimas, įkelimas, tai aš tiesiog manau, va taip kokius 3 mėnesius kasdien keldamas, filmuodamas, jau perdėgiau ir jau nebebuvo to tokio malonumo, buvo toks, kad privalovos, ne kaip mokykla. Vat. Ir vieną dieną nenuėjau į mokyklą, nenufilmavau to video, tai jau atsipalaidavau ir ir taip metus nieko nekėliau. Bet vis tiek kiek tau galėtum pasakyti, kiek tau už vieną video mokėdavo? Tai visada paklausdavo, kiek tu nori. Dar tai būdavo? Jo, šiaip pas mane iš visų reklamų daugiausiai buvo barterių, aš tam pradžioje tokius šūtus reklamuodavau. Aš Bet reklamavau. visi nuo kažko pradėjo tai. Jo, tai aš kiek kalbėjau ir su kitais ten tiktokeriais, influenceriais, tai visi pripasakoja istorijų, tai tu supranti, kad tu ne vienas toks, nes buvo tas toks, ne tai, kad kažko užsidirbti, kažko gauti, o labiau tas jausmas, kad tau pasiūlo reklamą. Tai aš ten reklamavau biržų sūlą, reklamavau tos fidget toys visokius. Jo, ir nieko nemokėdavo, tiesiog atsiųsdavo ten kokią pačką biržų sulos ir tu ją reklamuoji. Ir kiek tu vieną video tiesiog padarai ten, kaip nežinau, geriai ir sketchą kokį padarai? Ne, tas gerimais tai buvo į Instagramą, tai buvo istorija ir postas. Jo, kiti ten būdavo tais fidget toys, ten visokie donuts, ten candy popai, tai buvo į TikToką. Jo. Bet tai žiūrėk, gerai, vis tiek nekyla to kokių minčių, jeigu, tarkim, ten už postą ir istoriją tau, tarkim, duoda ten dėžę sulos, ne biržų. Jeigu aš tai tęsiu, vis darysiu, tai galėsiu ir uždirbti, normaliai nekyla tokių minčių tau. Tai jo, aišku, tas ir būdavo tas, kaip sakiau, jausmas, kad tau pasiūlo reklamą ir tas, kad ateityje, kai įmonės norės siūlyti reklamą, jie matys, kad tu esi jau reklamavęs, turi tame patirties ir kad, vis tiek užėjęs įmonę ant profilio, jeigu ateityje kažkas norės TikTok'ų filmuoti ar influencerių būti, tai siūlau nuo pat pradžių imti visas reklamas įmanomas, nes įmonė pamačius, kad yra reklamų, tiesiog pamatys, kad tai ir pasiūliusi aš, jeigu kiti siūlo. Mes grįžtam po trumpos pertraukėlės ir Arti, kodėl tavo tokios lūpos išdžiūvusios? Operatorė, ateikit, tau reikia, žinok, tau reikia kai ko. Tik čia. Aš kandu lūpas. Čia žinok, ne, tau reikia šitos dėžutės. Reikia šitos dėžutės. Tau reikia šitos dėžutės. Kas ten bus? Kas ten bus, tik mena bus. Čia tau. Žinai, kas čia yra? Karštas lūpas. Karštaslūpas.lt. Tai vad, čia yra lūpų balzamas, mano kūrybos. Aš dariau. Tikiuosi nespalvotas. Nespalvotas, bet pasitepk. Super. Mandarinų skonio. Pasitepk. Labai noriu. Kur žinai, bet aš dievinu mandarinus. Taip, aš žinau, nesakysiu iš kur, bet žinau. Pasitepk, nes pas tave iš lūpos išdžiūvusios labai. Jo. Reikia pasitepk. Kaip tik nesiniai pasibaigė vazelė. Gali pasim daugiau. Oi, žinau. Biškis stipriau, papa. Stipriau? Ja. Daug pasitepk. Čia ne visos prikolas, kur dabar ne, su čili ir man dabar griaušų, ne? Ne, negriauš, bet degins. Daug pasitepk, normaliai pasitepk. Tai jau. Ir pasakysi, ką jauti. Nieko nesijaučia tau? Mandarinai. Nedegina lūpų? Dar daugiau pasitep. Dar pasitep daugiau. Aš tau specialiai dariau, kad tau nepatinka aštrus dalykai, tai aš tau tokį lengvesnį dariau. Dabar degina. Aha. Kas ten tokia? Karštas lūpas. Nematai pavadinimo. Karštas lūpas. Tai va, čia yra mūsų trumpa pirma pertraukėlė reklaminė, tai karštaslūpos.lt. Aš paragavau su liežuviu, kaip degina. Tai va, čia yra lūpų balzamas, kuris ne šiaip lūpų balzamas, ne šiaip sudrėkina lūpas, bet ir padaro, kad jum jas degintų. Ir dar, kad nenulaižytumėt jo, kad išlaikytųsi. Šiaip labai geras dalykas ryte, žinok. Aš va čia Nebūtinai, gerai, tada pasakyk. Aš šiandien ryte atsikėliau, kažkaip labai blogai miegojau, atsikėliau, ir reikia kažkur energijos, atsigėriau kavos, vis tiek nėra tos energijos. Tada atsiminiau, kad turiu šitą daiktą, karštaslūpos.lt, lūpų balzamą, užsitepiau. Ir žinai, kaip pasitepiva, kaip tau dabar tas toks deginimo jausmas, žinai. Ir jis tave pračiūchina, taip, atbūdina, to prasme, rimtai. Čia ne šiaip koks marketinginis triukas, rimtai, šiaip geras dalykas. Nes aštrus dalykai tave atbūdina, žinai. Bet pavyzdžiui, irgi, tarkim, sakykim, kas turi kažkokį, tarkim, dylina su stresu ir turi tą tokį,
lūpų kramtymą. Tai irgi gerai, Jo. pavyzdžiui, tu irgi... Ne. Ir pabandai pakramtyti, pavyzdžiui, aš pirmai bandžiau pakramtyti ir irgi taip liežuvį pradėjo deginti, tada tu taip jau ir stabdai save. Tai toks irgi visai Bet yra 4 skonių dabar. Yra cinamono, mandarino, apelsinų ir citrinų. Tai šiaip tokie labai kalėdiški skoniai, nes ir ką aš dariau vis tiek šaltasis metų laikotarpis, vis tiek jums reikės lūpų balzamų, reikės dovanų kalėdoms. Tai aš manau, kad Labai gera dovana. šitas balzamas yra tikrai gera dovana. Ne jinai brangi, ne jinai nuliūdins kažką ir visi liks patenkinti, žinai. Dar pasakyk savo nuolaidos kodą. Taip, mes dar turim nuolaidos kodą. Jeigu eisit į mūsų karstoslūpos.lt ir nusipirksit bet kokį lūpų balzamą, įrašę kodą lūpos20, gausit 20% nuolaidą. Tai vat, kaip tau? Dar norėjau pasakyti apie šitą lūpų balzamą. Ne, pavyzdžiui, aš turiu visą problemą, tu užsitipi, nes, pavyzdžiui, kai degina lūpas ar ten, kai tiesiog nuo šalčio pasitipi ir iš karto nulaižai ir tau niekais neveikia. Taip nenulaižysi, nes jeigu nulaižysi, tai pizdat, tipo out. Ne, bet jeigu šitą nulaižysi, tau ir liežuvis degs. Tai va, bet tame esmė, jeigu nulaižysi, ta prasme, Bet šiaip šaltuoju metų laikotarpį, žinok, aš nežinau kodėl, aš kiek bandžiau, man patinka tas, žinai, toks energijos suteikia ir kad, tipo, įsivaizduok suvalgyti ten, aš turiu labai sparnelį. Ir tu degina, žinai, tu negali tiesiog taip vietoj sėdėti, tu energijos tokias gauni, žinai. Šitie dalykai yra geri dar to, kad, žinai, jie, ta prasme, 100% natūralūs yra, nes dabar, aš kiek žiūrėjau parduotuvėse, ten pilna chemija, žinai. Gal jie ir kainuoja. Pasakyk savo receptą. Nesakysim, tam Pasakyk savo receptą. Pasakyk kažką darai, kad kiti žmonės pavoktų. Negaliu sakyti. Bet Mums galiu kažkaip pasakyti, kad iš 100% natūralūs produktai, ne taip kaip ten tose parduotuvėse, nes aš buvau nusipirkęs už 1 eurą ar ten kiek vazeliną, gerai vazelinas kaip vazelinas, bet ten pilna chemijos visokios. Patys pigiausiai, man atrodo, ir daugiausiai ir turi tos chemijos. Pavyzdžiui, man labiausiai patinka tie karmeksai. Jie ir geri, bent jau man. Ir, jie ir gerai, ir net tokios lūpos jos vis laiką tokios. Ypatingai žiemą, kai būna nesusitraukusios. Suskeldėjusios. Jo, tokios. Tai šiaip šitas vazelinas, jis kai tu pasitipi, jis nelabai blizga, tai niekas negalvos, kad tu gėjus. Nes jeigu tu labai šalkės gali ir suvalgyti jį. Taip, ant tiek jis natūralus. Bet labai degs. Bet, žinai, gal kam patinka aštriai, tai čia yra puikus dalykas, nes yra ir neaštrių, ten aš darau ir neaštrius. Tai vat, nueikit karstoslūpos.lt, pasižiūrėkit, visokių rasit, tikrai patiks kažkas. Ir kaip dovana, puikiai dovana. Tai vat, karstoslūpos.lt. Ne to pusė. Karstoslūpos, taip. Patiko? Geras daiktas. Patiko, žiauriai geras, ačiū labai. Taip, tai jo. Baigęs mūsų reklaminę pertraukėlę. Tai va, tęsiam toliau. Baigiam ties mokyklą, dabar perinam, ką tu dabar darai, studijuoji kažkur? Šiaip jo, aš esu studentas, aš studijuoju SMK, verslo vadybą ir turizmą. Dabar esu antram kurse, bet visai nesiniai dabar pasiėmiau tokią, ne tai kad akademinės, nes akademinės labiau duodamas kai lyga, susistabdžiau studijas iki kitų metų rugsėjo. Tokį gap year pasiėmė. Jo, tai gap year nepasiėmiau po 12 klasės, kur labai ilgai galvojau, nepasiėmiau, nes spaudė giminės, davai, varyk studijuok. Ir pabaigiau pirmą kursą, dabar pradėjau antrą ir vis tiek man yra 18, aš anksčiau pabaigęs mokyklą, aš anksčiau pradėjęs ir pabaigęs mokyklą, anksčiau stojęs, tai galvoju, vis tiek aš niekur neskubu. Tai papasakok mums plačiau apie tą turizmą ir savo sritį, kurią pasirinkai. Ir kuom tave jį sužavėjo gal? Aš vaikystėje labai mažai keliavęs ir pagalvojau, kad visai norėčiau studijuoti turizmą, nes šiaip jis suteikia ir tai, kad tu gali ateityje dirbti verslo kažkokiose įmonėse, ten ar su finansais gal nelabai, bet kažkokio marketingo ar įmonės, kurios ten užsijama shippingu ir taip toliau. Shippingu, ne shippingu. Ir tuo pačiu gali ir dirbti kažkur turizmo srityje. Tai pavyzdžiui, aš ateityje norėčiau dirbti kelionių organizatorium. Tai pavyzdžiui, ar galima dirbti ant įmonės, ar galima dirbti atskirai ant savo individualios veiklos. Tai norėčiau studijuoti dirbti ant individualios veiklos, kad kitos įmonės turizmo, jos išsiperka tavo paketą, kurį tu sudarai. Ir prie to pačio tu labai daug keliauji, nes tu vis tiek turi nuvažiuoti į tą šalį, į tą miestą, kur tu sudarai kelionę, apžiūrėti viešbutį, apžiūrėti ten visokias kitas įstaigas, kur ten, ar ten kažkokios ekskursijos, ar dar kažkas. Ir jo, ir tu dirbinti individualios veiklos ir ten kaip
Novatūras, ten dar kiti, tiesiog nusipirka iš tavęs tą kelionę. Tarkoje. O žiūrėk, aš vis tiek žinau, kad tu ne vien tik studijuodavai, dabar jau nebestudijuoji, bet tu ir dirbi. Tai kaip tau išeidavo suderinti mokslą ir darbą? Jo, aš kaip tik buvau tokį klausimą gavęs Instagrame, kad kaip suderinti studijas su darbu, nes darbdaviai parašė, kad darbdaviai nelabai nori priimti studentų, bet jeigu klausimas yra, kad darbdaviai nenori priimti, tai tikrai nori. Yra daug įmonių, ypač, dabar pažiūrėsi padavėjai, baristos, visi yra studentai, beveik visi studentai, gal netgi moksleiviai ir to darbo įmanoma surasti. Bet o kaip tau vis tiek tu daug dirbi, daug mokais, ar ne? Jo, kaip tu neišsekdavai fiziškai ir protiškai? Tai reikia, aišku, žiūrint, ką tu studijuoji. Jeigu tu studijuoji kokią mediciną Vilniaus universitete, kur yra apkrovos nenormaliai, tada bus sunkiau. Tada reikia kažkaip galvoti, gal ilgiau pas tėvus pasilikti gyventi, ar kažkaip nuomotis, gal jeigu tu atskirai gyveni, nuomotis su draugu, kad pigiau būtų, kad mažiau reikėtų dirbti, nes tikrai yra daug apkrovos. Bet jeigu yra kažkokia, ne tai, kad paprastesnė, bet kažkokia profesija, kur yra mažiau apkrovos, kur tu studijuoji, tai aš pradžiai dirbdavau taip, kad pas mane studijos nuo pirmadienio iki penktadienio, aš ten po studijų pasilieku namuose, studijuoju, toliau, o savaitgaliais dirbu. Ir aišku, tas didelis minusas, kad pas ten nėra laisvų savaitgalių, tai pradėjau paskutiniu metu, jau dar kai studijavau, derinti darbo dienom darbą. Tai pavyzdžiui, dirbi ten, nežinau, pusę etato ir tu 2 dienas kažkur per savaitę darbo dienom dirbi, per kitas dienas pasidarai ten kažkokius atsiskaitimus kolegijai ar ten universitete. Ir tada turi ir savaitgalius, kai kurios laisvus. Tikrai įmanomas derinti, tai yra sunku. Tau reikia vis tiek visada susiplanuoti savo laiką, tu turėsi gal mažiau laiko draugam, šeimai, ten kažkokiem hobiam, bet vis tiek tai neamžina. 3-4 metai reikia skirti daug dėmesio, pasiaukoti, bet vėliau tai atsipirksi, bet kuriuo atveju. Dar grįžtam prie to tavo gap year. Ar nebijai, kad kai pasimsi va šitą gap year, ar norėsi toliau eiti mokytis? Ar tiesiog numesi tą reikalą? Jo, man šitą daug yra sakė, kad tu negrįši, beveik niekas negrįžta po gap year, bet kol kas pas mane yra ta mintis, kad aš grįšiu, kad man nėra, kad aš susistabdžiau studijas dėl to, kad jos man nepatiko, nes daug kas ima gap year, nes nepatinka ir pažiūrėsim kaip toliau. Man tikrai patinka mano studijos ir manau vis tiek dabar turiu daug laisvo laiko, tai galimai netgi nusibos ir per vasarą ir kito laiko, kol vasarą, galimai netgi jau vasaros pabaigoje lauksiu, kol prasidės vėl studijos ir kol kas nebijau, aš esu 100% įsitikinęs, kad grįšiu kitais metais. Tvarkoj, grįžtant, aš vis tiek dar noriu užbaigti apie TikTok, ar ne? Dabar vėl pradėjai keltą, ne, aš mačiau. Jo. Vėl atsirado motyvacijos kažką daryti, ar kaip? Jo, aš kai pirmą kartą buvau nustojęs, nefilmavau ten metus, dar buvo vėl laikotarpis praėjęs, kai vėl pradėjau filmuoti, tai tiesiog pas mane užėjo labai gera idėja. Aš gal irgi užsienį mačiau, nežinau, bet kažkaip pasąmoningai kilo ta idėja nufilmuoti aš ateityje, kai būsiu tėvas. Ir pas mane yra 2 dalis šito video, ant vieno virš 200 000 peržiūrų, ant kito ten virš 100 000. Tai buvo toks pikas užėjęs, ne pikas, o tas tokia trumpalaikė motyvacija vėl kažką filmuoti. Tai biškai pafilmavau, manos mėnesį ir vėl kažkaip dingo ta motyvacija. Ir vėl metus nefilmavau ir visai neseniai prieš kokį mėnesį. Mes kiekvienais metais su Digi klasė, su ambasadoriais turim tokius pasisėdėjimus, kur susitinkam, aptariam, šiaip pasibūnam, susipažįstam. Ir tiesiog buvom susirinkę, buvo daug tiktokerių, influencerių, jie pasakoja savo istorijas, ten kažkas savo podcastą yra pradėjęs, kažkas kažkokią rubriką pradėjęs, laukia daug dėmesio. Ir mane kažkaip tas užmotyvavo, pagalvojau, kad gal kažkaip nevertinu tai, ką turiu, kad 37 000 žmonių ten mane seka ir aš galiu kažką daugiau padaryti. Mane tas užmotyvavo, kad turiu kažkokią tą pradžią, nereiškia, kad be pradžios neįmanoma pradėti, bet, sakau, užmotyvavo mane tas pasidėjimas ir nuo to laiko vėl pradėjau kelti. O kaip to, pavyzdžiui, vis tiek tu turi 37 000 sekėjų TikTok, ar ne? Jo. Tau čia atrodo didelis skaičius, ar ne? Ar vertas tu daugiau? Kaip tu manai?
Aš nemanau, kad tai yra mažai, nes šiuo metu tikrai yra sunku surinkti tik tokią sekėjų, kaip anksčiau būdavo. Aš nesnei žiūrėjau podcast'ą Godo problemą ir jinai ten minėjo, kad anksčiau buvo tas toks pats pikas TikTok'o, kur būdavo daug lengviau surinkti sekėjų ir aš pagalvojau, kad jo, rimtai, tada, kai aš pradėjau, aš patekau į tą last train, kur dar buvo tik įsivažiavęs tas TikTok'as. Dabar, kai kiekvienas turi TikTok'ą, kas antras jį filmuoja, yra daug sunkiau, yra daug akauntų, kurie tikrai yra verti daugiau sekėjų, kur ten video surenka labai daug peržiūrų, o sekėjų ten skaičius 1000-2000. Tai pastebėjau, kad naujiem TikTokeriam yra sunku dabar įsivažiuoti. Ir jo, bet aš manau, kad aš tikrai galėčiau daugiau ir galėsiu daugiau ir toliau kelsiu ir stengsiuos kuo geresnių rezultatų. Sekėjų skaičius ne visada yra toks svarbus, pavyzdžiui. Aš nemanau, kad iš mano videkų mane žino daugiau žmonių, negu mane seka. Tai tas sekėjų skaičius ne visada ir viską parodo. O dabar žiūrėk, pavyzdžiui, naujas žmogus klausosi ir irgi nori pradėti kelti TikToką. Tai ką tu jam patartum, kokius video kelt ir ko reikėtų tavo video, kad jis išeitų viral, pavyzdžiui? Visų pirma, reikia atrasti tą dalyką, kuriame tu esi geriausias, ar tai yra vaidinimas, ar tai yra editinimas, ar tai yra kalbėjimas, gal kokie motyvaciniai video, gal kokie surinkimas, ten, pavyzdžiui, daug skaitai skirtingų straipsnių, ten surinkimas, žinai, visų žinių ir tai perdavimas žmonėms. Tiesiog surasti kažkokią dalyką, kur tu jauti, kad tu esi geras ir nebijoti kelti save iš kažkokios gal tau atrodant negražios pusės, kad reikia kuo mažiau galvoti, ką apie tave galvos kiti. Nes daug šių laikų žmonių, kurie nori kelti TikToką, bet nekelia, tai yra ta priežastis, kad o ką pagalvos kiti, ką pagalvos šeima, ką pagalvos draugai, aš pradžioje neturiu sekėjų, tai atrodys labai cringe ar dar kažkas, tai visada nereikia apie tai galvoti, jeigu tau tai suteikia malonumo, tai kelk ir... Ir jeigu, pavyzdžiui, būna neigiami komentarai, nes tikrai pats spėjai buvai susidūrę su neigiamais komentarais, ar ne? Jo, aš kažkaip tuo piko metu, kai filmavau mokytojų parodijas, tai būdavo labai mažai heito, ko aš nustebdavau ir gal šiek tiek būdavo liūdna, nes norėjau pažiūrėti, kaip aš reaguočiau tą tokį heito kažkokią bangą, bet pas mane jų nebuvo. Dabar galim visi pritarti, kad internete dabar yra daugiau piktesnių žmonių negu būdavo anksčiau ir ten netgi jeigu video kažkoks yra nieko neįžeidžiantis, kažkoks humoristinio tipo, tu visiems niekaip neįtiksi. Kažkam patiks videkas, kažkam tai atrodys cringe, kažkas parašys, kad daunas, duhas, dar kažką. Kai kuriems tiesiog trūksta dėmesio ties šito. Dažnai jie paheitina, jie sulaukia dėmesio iš to žmogaus, kuris tą turinį daro ir tada jie galvoja, kad aš gavau čia dėmesio iš jo, tai čia toks... Jo, dažnai būna, kad prašo kokį heito komentarą, tu žini profilį, follow back, tipo, kad tave followina. Jie tiesiog ieškosi tų tokių, kad galėtų iš to naudos gauti. Bet irgi, žinai, jeigu jie rašo tos komentarus, tai ką apie tai juos pasako, kokie jie žmonės yra iš tikrųjų gyvenime. Jo, čia vis tiek kažkokios problemos kilusios dar gal iš vaikystės dar kažką, kur pavyzdžiui, nežinau, ten iš tavęs ten, pavyzdžiui, tyčias ir tu dabar pasityčia iš kitų, kad tu pajaustum tą jausmą, kaip kiti jautės, kad tu norėtum irgi būti toks aukštesnis už kitus. Tai svarbiausia nekreipti dėmesį į tos heito komentarus, bet ir jų netrinti, neblokuoti tų žmonių, tikrai siūlau, nes jie tau pakelia klautą, pakelia tau komentarų skaičių ir video surinks daugiau peržiūrų. Tai tiesiog nepriimti tai širdį. Ir vis tiek, žinai, kokią naudą pasidarai ir savo, kai ir koks ten komentaras. Aišku, jo. Tvarko, žiūrėk, pakalbėjom apie tave, ką tu veiki ir taip toliau. Dabar perinam prie klausimų, kuriuos paprašiau, kad žmonės užduotų tau. Tai pradėsim nuo pirmo. Kokie, tu vis tiek studijavai ir kokie įsimintiniausi prikolai buvo SMK tau? Kokias galėtum papasakoti? Buvo toks vienas tikrai įsimintinas, nežinau, prikolas. Gal aš nelabai gerai pasielgiau, bet vieną dieną labai vėlavau į egzaminą, čia buvo labai svarbus egzaminas ir aukštosiose mokyklose, jeigu tu neateini į tą egzaminą dėl kažkokios svarbios priežasties, tau nėra nemokama perlaikymą, tu iš karto turi mokėti, kad gauti tą perlaikymą. Ir aš vėlavau ir aš atsimenu, atėjau pas dėstytoją
jau ten buvo pabaiga to egzamino ir aš kur galiu dabar parašyti. Ir jis sako, ne, jau pavėlavai. Ir aš galvoju, ką man tokio pasakyti. Ir aš sakau, nu žinokit, mano kačiuką pertrinkė ir buvo daug panikos, daug galvojom dabar ką daryti, ar važiuoti kažkaip užkasti. Šiaip, nu, užkasti tą kačiuką, nepavalgyti. Ir jo, biškai pamelavau, gal nelabai gražiai pasielgiau, bet kaip papasakoju, tai toks, nu, priholas, manau, jo. Tikrai taip, aš tikrai užskaičiau. Užtat leido perlaikyti nemokamai, nu, neperlaikyti nemokamai iš karto ten ateiti parašyti, kai visi jau išėjo. Tai toks į naudą melas. Tvarkoje. Gerai, keliaujam prie kito klausimo. Vis tiek tu buvai išvykęs, tikrai žinau, tai kuri kelionė paliko daugiausiai tavo įspūdžių? Jo, aš per vasarą tikrai nemažai keliavau, bet aš sunkiai galiu palyginti tas keliones, nes jos buvo labai skirtingos. Pavyzdžiui, buvau 2 kartus Graikijoje, buvau Olandijoje, buvau Austrijoje, Čekijoje. Tai pavyzdžiui, Olandija tai nebuvo labai įsimintina kelionė, nes ten buvo 2-3 dienų ir buvo tikrai daug problemų. Buvo problemų su oru, tai negalėjom patekti į Amsterdamą, nors mes tenais buvom užsibukinę viešbutį ir galvojom, kur mes dabar miegosim, laukia ar dar kažkur. Bet, pavyzdžiui, Graikija kelionės jos buvo tikrai tokios labiau poilsinės, gal kažką patūsint, pailsėti, ten pasimaudyti. O kai visai neseniai prieš mėnesį skridau į Austriją ir Čekiją, tai buvo labiau tokios pažintinės kelionės. Mes vaikščiam ten po 20 km kiekvieną dieną, ten tikrai yra daug ką pamatyti. Miegojom ten po 3-4 valandas, nes nors miegojom Čekijoje, Brno tokiam miestelį, bet norėjom aplankyti ir Prahą, ir Vieną, tai anksti keliamės į traukinį, ten labai daug vaikščiojom į autobusą ir vakare grįžom. Tai, manau, įsimintiniausia yra Čekija, Austrija, kuri buvo prieš mėnesį, nes daugiausiai šios patirties gavau. Ne tik patirties, bet kažkokių tokių įspūdžių daugiau. O kitos kelionės buvo tokios pailsėjimai labiau. Tvarkoje. Gerai, kitas klausimas. Kokia nuomonė apie vaikų bei paauglių vartojimą psichoaktyviomis medžiagomis? Ką tu manai, kad dabar šiuolaikinis jaunimas vartoja visokius ten narkotikus, smailą, rūko, taip toliau? Nežinau, man tai aš visada buvau prieš tokius dalykus ir būsiu, nežinau, aš niekada nebandęs nei ten kažkokių grybų, nei ten kokso, nei ten dar kažko, kur dabar, ten krista, kur dabar labai populiaru. Aš nedžedžinu tų žmonių, aš turiu bendram rate, ne bendram, o artimam rate, kur ar vartojo. Ir aš su tokiam žmonėm nenustoju bendrauti, nes jis yra mano draugas, bet aš esu asmeniškai prieš, visada, aišku, bandau padėti tiem žmonėm tai nustoti daryti. Ir nežinau, man atrodo, čia yra dalykas, kurio nereikia, be kurio gyvenas ir taip labai gerai. Tvarkoje. Kitas klausimas. Kokį patarimą duotum savo iš anksčiau? O Dieve, aš bijau tokių klausimų, tokių sunkesnių. Pavyzdžiui, dabar būtų... Gerai. Gerai, perfrazuosiu kitaip. Kokį dabar savo patarimą duotum anksčiau, kad, pavyzdžiui, nebijo kažko daryti ar dar kažko. Buvo tokių tavo gyvenime momentų, kad iš tikrųjų nėra tai baisu arba nereikia to bijoti. Mano didžiausias patarimas būtų jaunesniam savo tai mokytis. Visai būčiau norėjęs išlaikyti tą matematikos egzaminą. Tikrai, jeigu vėl dar grįžti prie mokslų, ta prasme, tikrai stenkitės, nes vėliau ateityje, pavyzdžiui, aš labai nenorėjau mokintis ir galvoju, mane prireiks, bet dabar, kaip aš gailiuosi, kad aš neišsilaikiau, netgi jeigu aš ir įstočiau ten, kur norėčiau, vis tiek yra tas toks, kad aš neišlaikiau to egzamino, kaip norėčiau išlaikyti. Tai mokintis būtų man didžiausias patarimas man, bet aišku, jo nebijoti, ką apie tave kiti pagalvos. Sakau, aš netgi ir dabar esu ten kažkokiose grupelėse labiau tas klounas, nežinau kaip pasakyti, kuris tiesiog juokina žmonės, kuriem prisidaro gėdas ir aš to nebijau. Anksčiau aš galėdavau kažkaip užsidaryti, bet tas... Nesakau, kad reikia būti klounu, ne. Bet nebijoti kažką daryti, nebijoti kažką bandyti. Išsiskirti. Jeigu prisidarai gėdos, tai negalvo, kad prisidarysi gėdos, prisidarai, tai pokai, tai prasme. Pamirši vis tiek, žinai. Tiesiog... Nereikia sureikšminti tokių dalykų, žinai, eis ir praeis. Pamirš, vis tiek tie žmonės turi savo problemų. Darkoj. Žiūrėk, vis tiek tu esi žinomas, ar ne, vis tiek daugiau tave gatvėje pažįstas žmonės, tai vis tiek tu bendrauji su daugiau žmonių. Tu turi savo vis tiek pažįstamus taip toliau. Jo. Tai klausimas skamba taip, ką tau reiškia draugai? Kaip tu juos atsirenki?
Man draugai visą mano gyvenimą reiškia labai daug. Man visada draugai būdavo pirmoji vietoje prieš netgi giminės, prieš mokslus. Aš ten, pavyzdžiui, kiekvieną vasarą varydavau pas dėdį ir tetą į Lenkiją. Ir kiekvieną dieną važinėdavau dviračiai su draugais. Kiekvieną dieną man jau sako, pasėdėk tu vieną dieną namuose, pabūk su mumis. Aš ne vis tiek tą dviratį į rankas ir varau. Tai man visada draugai būdavo tas toks... Nežinau, draugai yra žmonės, kurie pasirenka tave, koks tu esi, ne ten giminės, tetos, dėdės, tėvai, jie tave turi ir tu bet ką atveju turi su jais bendrauti. Draugai jie neprivalo su tavim bendrauti, jeigu tau jie nepatinka, jeigu tu jiem nepatinki, ne? Toks, koks tu esi, jie tave priima ir jeigu jie su tavim bendrauja, reiškia, tu gali tiesiog būti savimi prie draugų. Aš atsirenku draugus taip, kad tiesiog, kai aš visada anksčiau būdavau tas, kuris visada bandė palaikyti bendravimą, kur ten pirmas parašydavo, kartais vienintelis parašydavo, ten pasiūlydavo. Dabar aš atsirenku draugus taip, kad jeigu aš gaunu atgal ryšį iš jų, kad jie pasiūlo, pavyzdžiui, ten nuvaryti kažkur, susitikti, tai aš jau matau, kad žmogui įdomu su manim ir toliau su juo bendrauju. Jeigu aš pastebiu, kad ryšys yra vienpusiškas, netgi jeigu susitinka su tavim, bet tu vienas tai siūlai, tai reiškia, tau įdomu. Turi bendravimas būti iš abiejų pusių, nes jeigu tu iš vienos pusės bendrausi, tai čia tiesiog toks vaizdas, tu bendrauji su siena. Tai toks, nei pačiam malonu, nei... Jo, čia toks visiems suprantamas dalykas, bet ir daugeliu ignoruojamas toks. Nes netgi jeigu tu pasiūlai ir susitinka, vis tiek gaunas taip, kad tau įdomus eis, ne jiems su tavim. Tai jo, sulauk. Bet kokias, pavyzdžiui, išvardytum 3 tau svarbiausias draugo vertybės? Tai aišku, pirmas yra nuoširdumas, nes tu esi mano draugas, tu man negali meluoti, nes jeigu aš tave priimu toji, koks tu esi, ne, jeigu tu man sakai visą tiesą, tai kam tada, jeigu tu man pasakai tiesą ir aš tave palaikau, tada kam man meluoti, jeigu aš bet kuriuo atveju tave palaikysiu. Tai pirmas yra nuoširdumas, antras yra... gal koks, nežinau, supratingumas, kad kai tau reikia pagalbos, kai tau reikia kažkokio dėmesio, kad nesvarbu yra jam nuotaika, nėra jam nuotaikos, jie tave palaiko vis tiek. Ir... Tai žodžiu, tau reikia, kad būtų abipusis ryšys, kad jūs vieną kitą suprastumėt ir kad svarbiausia, kad, žinai, nemeluotumėt, sakytumėt tiesą ir taip kaip yra, žinai, ne ten idealizuoti kokios situacijos ar kokio įvykio, žinai. Tiesiog sakyt kaip yra. Ne? Tarkoj, gerai, kitas klausimas tada. Juokingiausi nutikimai Formosai su klientais. Tai vat, dirbai Formosai, ar ne? Jo, dirbau Formosai 2 metus. Aš įsidarbinau, kai buvau 16. Jo, vėliau ten visai neblogai man ten sekės, buvau metus tenais vadybininku ir vienas iš juokingiausių nutikimų, tai atsimenu, dar tada dirbau kaip barista, Vilnius Outlete, man rodos, jo, ne man rodos, o jo. Ir pas mus yra tokie gėrimai, pieninės arbatos su crème brûlée kremu. Jis buvo labai skanus, pas mus buvo tik atsiradęs ir ten jau buvo nedaug jo likę ir nebuvo žmonių ir aš galvoju, okei, suvalgysiu. Aš bijau kažkaip netaip pradėti pasakoti, nes aš jau nepamenu eiliškumą tą, bet žodžiu, vėliau ateina klientas, aš ten jau pavalgiau tą visą kremą, ten mažai buvo likę ir ateina ir jis sako, ir jis norėjo užsakyti tą pieninę arbatą su crème brûlée tuo kremu. Sakau, žinokit, pasibaigė, nebeturim. Jis toks, bliamba, okei, užsakė kitą. Ir vėliau... aš jau nepamenu. Tu pameni, gali man padėti. Ir vėliau jisai nusisuko ir tu tada atsisakai pasigirti savo darbuotojams, kad suvalgė kremą. Jo, jis nusisuko, išėjo laukti savo gėrimą ir aš tada atsisukau ir ten kažką ir pasakiau draugam, kad aš jau suvalgiau to kremą, jis tuo metu tada atsisuko atgal ir pamatė, kad aš suvalgiau to kremą, nors jam prieš minutę pasakiau, kad jis pasibaigė. Dabar kaip papasakau, nelabai juokinga, bet tada... Tarkoj. Gerai, kitas klausimas. Koks buvo sunkiausias sprendimas tavo gyvenime? Vis tiek turėjai kažkokių sprendimų, kurie nulėmė kažkiek tavo gyvenimą. Tai aišku, kol aš esu studentas, tai manau daugelio didžiausias sprendimas yra, kur studijuosi.
vis tiek, tuo labiau aš pradėjau studijuoti, aš jau pirmą kursą 17 metų, aš nežinojau, kuo aš noriu būti ateityje. Aš vaikystėje tiek daug visko lankęs ir muzikos mokyklą, ir dramą, ir krepšinį porą metų lankiau, žodžiu, daug kur lankiau, ir nežinau tiesiog, kur man stoti, kur aš esu geriausias, kurioje vietoje. Ir jo, tai rinkaus pagal pomėgį, kaip sakiau, tą turizmą pasirinkau, bet kai reikėjo daryti tą sąrašą, tai belie kiek laiko, gal porą savaičių tiesiog dėliojau tą sąrašą, nes negalėjau niekaip nuspręsti. Na, šiaip tikrai labai sunkus sprendimas ir daugelį dabar jaunų žmonių vis tiek jos spaudžia artimieji ir sako, tipo, kur studijuosi, su kuo siesi savo gyvenimą, žinai? Nebuvo iš tavo pusės spaudimo artimų žmonių? Jo, aišku, būdavo, kad dar 10, dar 11, dar netgi anksčiau visą laiką, tai ką planuoji po mokyklos, ką studijuosi, ką aš žinau, ko tu manęs klausi, ta prasme, aš esu dar vaikas, iš kur aš galiu žinoti, ką aš veiksiu savo ateityje visą gyvenimą. Dėl to yra daug tokių atvejų, kur žmonės studijuoja, meta studijas, vėliau iš naujo pradeda kitas, nes vėliau po kažkiek laiko ar supranta, kad yra ne jų, ar atranda save kažkokiai kitoj srityje. Yra normalus dalykas. Tai tu manai svarbiausia pasirinkti tai, kuo tu domiesi ir neimti kitų nuomonių, žinai. Vat kas man patinka, aš ten ir noriu, žinai, nenoriu aš ten kokių. Noriu, pavyzdžiui, daryti video, taip toliau, aš nenoriu būti teisininku. Nesakykit man ten, kad būtų to ir to. Aš noriu būti tas ir aš to ir sieksiu, ar ne? Jo, nereikia svarbiausia galvoti apie, aišku, atsižvelgti į tai, kas yra gerai apmokama, bet negalvoti, pavyzdžiui, daugiausiai gauna daktarai, aš eisiu į mediciną, nes vėliau tu nueisi ir jeigu tai yra ne tavo, tu tiesiog pragaiši savo ar metus, ar 2, ar netgi ten 7 metus ir pasibaigsi ir vėliau suprasi, kad tai ne tavo ir eisi kažkur kitur studijuoti. Tai svarbu visada žiūrėti, kas tau patinka, kas tave traukia ir nėra svarbiausia pinigai. Taip. Tikrai sutinku. Nes netgi kažkokia srity, kur mažai apmokama, jeigu tu būsi geriausia savo srity, tu gausi ir daugiau negu tie daktarai. Ir svarbiausia, tau patiks tai daryti, žinai. Ja. Neužsiknisi kiekvieną pirmadienį, vėl į darbą. O, žinai, eisi ten, kur patinka, darysi tai, kas patinka. Tas ir svarbiausia. Tvarkoj. Kitas klausimas tada. Kada vėl pradėsi eiti į džimą? Emilija tavęs klausė. Šiaip galvojau. Lankai džimą? Lankiai bent jau. Lankiau jo. Aš narystę pirmą savo džimą pliusą nusipirkau, gal prieš kokius, 4 metus, bet ta prasme, visą laiką būdavo tarpas, kai užsimotyvuoji, tu pavaikštai ir vėliau tu nustoji ir kai nustoji, tu nebegali grįžti ir vėliau vėl kažkoks ten, porą mėnesių, pavyzdžiui, vasarą kokią pralankai 3 mėnesius. Ir viskas, ir vėliau meti. Nežinau, aš dabar, kai turiu daug laisvo laiko, iki kito rugsėjo, turiu daug visokių ten planų ir norėčiau ir pinigų pasitaupyti iš darbo, ir išplėsti savo socialinius tinklus. Ir buvo yra vienas iš planų vaikščioti į džimą, nes tikrai yra daug laisvo laiko ir kažką reikia pagalvoti. Šiaip noriu kažką tokio, ne apie džimą, bet šiaip noriu per tuos metus kažką tokį socialinius tinklus padaryti, kažką tokio, kažkokį didelį projektą, kur gal reikėtų investuoti pinigų, bet dar reikia laik pagalvoti, nežinau tiksliai ką. Tai kaip tik ir panašus klausimas kitas skamba tau. Ar yra kokių nors projektų ar bendradarbiavimų, kuriuos norėtum pradėti arba išbandyti ateityje TikTok savo paskyroje? Yra dabar vienas projektas, nežinau kiek aš galiu jo sakyti, nes jis dar neišleistas, aš nežinau, ar jis pradėtas montuoti, bet su Digiklasė filmavom vieną. Čia bus toks labiau kaip kažkokia rubrika. Jo, tai aš filmavau su Mantu pirmoji serijoje ir laukiu, kol kels ir žiūrėsim. Tikiuosi pasiteisins, tai kai išeis žiūrėkit, tikrai labai šiaip įdomu ir toliau darysim, manau, kitas dalis. Super. Kitas klausimas. Labiausiai crazy tavo unpopular opinion? Nesupratau klausimą. Bet pavyzdžiui, kas tu manai yra, kaip čia dabar perfrazuot? Pavyzdžiui, ką tu manai kitaip negu kiti mano, pavyzdžiui. Bet tu manai, kad tai yra gerai, kiti mano, kad tai visiškai nėra gerai. O Dieve. Čia tas pats, kaip visas, tarkim, kažkas pasako, man patinka ananasai ant picos, o visi kiti neskanu. Nes neskanu. Skanu. Ne. Ai, supratau. Ne. Okay, patinka ananasai ant picos? Ne. Va, girdėjai? Tau patinka ananasai ant picos? Matas, va čia mano žmogus. Tai nesiskaitai už kadro, nieks nemato. Skaitosi, man skaitosi. Vis tiek, neskanu. Parašykit, kas valgo pizzą su ananasais. Nieks nevalgo. Neskanu.
Ai, Pamiršau klausimą. ne, aš labai ilgai galvoju, nes aš toks esu žmogus, kuris prisiderina prie kitų nuomonės. Bet, nežinau, ar tai skaitas, aš miegu su kojiniam, negaliu be kojinių miegoti. Irgi skaitas. Aš tik, pavyzdžiui, mėgau, kai man šalta dažniausiai būna. Aš negaliu kažkaip. Jeigu šalta, tai jo, bet jeigu šiaip kokią vasarą, tai... Ne, nu, vasarą mėgi su kojiniam ar be? Jo, aš Irgi? nežinau, man patogu, aš nežinau, man patinka, kai man minkšta šilta kojom, netgi kai vasarą irgi šilta. Bet nebūna per karštą to vasarą, tiesiog. Ne, man visada, aš per mėgus visada labai prakaituoju, tai aš nemėgstu kažkaip išlipti pas mane lipnės pėdas, tai aš geriau su kojiniam pamiegosiu. Čia toks niekas neklausė, bet aš pasakiau. Nu, bet klausimas toks ir buvo, tai. Jo, nu tai nežinau, parašykite, ar jūs mėgat su kojiniam, ar jūs mėgat be kojinių. Tvarkoj. Mėgat su kojiniam, žinau visi. Mėgat su kojiniam. Jo. Aš Tai be. kaip ir visi mėgsta Visi klausimai? ananasas. Jo. Tai aš tau siunčiau dar iš savo. Tai, gal ir siuntai, bet aš... Dabar aš gerai, noriu iš gerai. nuo savęs Nesivaldau. paklausti. Gerai, Gerda, ko nu, tu pavyzdžiui norėtum ar čia paklausti? Dabar, vat. Tiesą pasakius, net nežinau. Patinka mandarinai? Taigi pasakė, kad... Pavalgom? Patinka. Valgom visi? Valgom mandariną. Dėkui. Valgysi mandariną. Valgom. O kol valgysi mandariną, aš to noriu užduoti klausimą. Ar kada ateityje galvoji, ar norėtum pradėti daryti kokį savo, vat, pavyzdžiui, verslą? Jo, aišku. Dar nežinau tiksliai. Dėkit čia. Jo, protingas sprendimas. Man per toli. Nežinau kokią tiksliai, bet blemba žiauriai šiaip norėčiau savo verslą. Vat jeigu man viskas pavyks su studijom ir su tas rytim, kur aš studijuoju, su turizmu, norėčiau daryti kokį savo gal turizmo įmonę. Šį visai norėčiau būti kaip Makalius. Kai čia toks papasako? Makalius yra vienas populiariausių arba pats populiariausias Lietuvos, nežinau kaip čia pasakyti, travel vlog, kad jis keliauja. Ir filmuoja, ar ne? Jo, jis ten Instagram'e turi labai daug sekėjų ir iš užsienio, ir iš Lietuvos. Ir jeigu neklystu, jis turi savo įmonę kelionio agentūros. Tai jo, tai visai norėčiau. Dabar, kai turėsiu daug laisvo laiko, aš pabandysiu ir pasitaupyti daugiau pinigų, kad daug pakeliauti Instagram'e, tai rodyt. Ir gal kažkada ateityje atsidarysiu savo kelionio agentūrą. Bet jau tu nusprendęs, kad tu nori viską su kelionėm dirbti ateityje. Kol kas yra vienintelis variantas, kur aš save matau. Nu, aišku, dar matau save socialinėse tinkluose, bet jeigu... SMR. Bet jeigu apie darbą išskyrus socialinėse medijose, tai kelionio agentūros, kelionio organizatorius. Neplanuoji tapti influenceriu kažkokiu momentu savo gyvenime. Tiesiog pilnai mes, nu ne tai, kad mes, žinai, atidėti šalį kažkiek tą visą mokslą už savo tas studijas ir pilnai pabandyti dar kartelį influenceriu pilnai tapti. Gal pavyks, nežinau. Tu klausai, ar aš norėčiau tapti influenceriu? Va dabar pilnai norėtum. Va dabar nuo šios dienos pradedi vis pilnai kelt kažką daryti su influencinimu. Nenorėtum pabandyti? O tau atrodo, aš noriu būti daktaru? Ne, bet... Tai tiesiog aš tą ir darau. Aš tą ir darau, aš... Dabar... Nu, tu influencerį turi minį Instagram'e, ne? Nu, pilnai, ta prasme, jo. Nu, aš noriu pilnai dabar atiduoti TikTok'ui, nes Instagram'e labai sunku surinkti sekėjų. Aišku, dabar lengviau su tais reelsais, bet man niekada reelsai neįdavo, aš kiek keldavau. Man irgi žinau. Niekada man reelsai neina. TikTok'as man eina, aš žinau, kad TikTok'e aš esu kaip savo lėkštė, aš keliu, aš žinau, kad jeigu aš pats matau, kad video yra žiauriai geras, aš matau, kad jis surinks daug peržiūrų. Kad mano tas vienas iš paskutinių apie, kai tavo 8 metai, tipo, ir kelionė 3 valandų yra too much. Mes ten filmavom Marijampolį tą video, kai važiavom ir aš tiesiog kažkaip pažiūrėjau tą video, kai sumatau ir galvoju, blemba, koks geras, nu ir vant, jo dabar beveik 100 000 peržiūrų. Tai aš tiesiog jaučiuosi TikTok'e kaip savo lėkštė, kol kas aš TikTok'u pilnai atsiduodu. Jeigu iš TikTok'o eis žmonių daugiau Instagram'o, tai ir Instagram'e kažką pradėsiu. O manai, yra toks dalykas, aš pats pastebėjau iš savo asmeninės patirties, kad jeigu TikTok'e labai daug turi tų sekėjų, ar ne, vis tiek tu reklamuoji kartais savo Instagram'ą, nelabai kažkas nori tenai perėti į Instagram'ą. Toks dalykas, Jo, aš tiesa. nežinau kodėl. Tiesa. Sunkiai. Žmonės, jeigu šiaip paskutiniu metu žmonės nebemėgsta spausti follow mygtuko.
Tu gali kelti ir tam pačiam tik tokia daug video, žmonės pažiūri, tam palaikina, jeigu patiko videokas, bet, nepafollowina. Tiesiog žmonės yra pripratę prie to scrollinimo ir tu toliau scrollini. Nes labai daug kontento dabar Lietuvoje. Ne? Jo, yra labai didelis pasirinkimas to kontento, labai didelis asortimentas. Ir... NPC daug. Yeah. Jo, Ką tu apie laivus, manai? laivas NPC. Yeah. Pats darytum ar ne? NPC Ne. tiesiog laivus apskritai. Ne, aš pats NPC laivą nedaryčiau. Aš šiaip laivus niekada, ne tai, kad niekada, labai labai retai darydavau tik tokią. Netgi to savo piko metu, kai mokytojai parodės filmuodavau, aš gal buvau kokį vieną kartą tą laivą padaręs, gal du. Laivas niekada nebuvo mano dalykas, aš nemėgstu to laivo. Apie NPC laivus, jeigu žmonėm tai patinka, jeigu kiti žmonės iš to uždirba, jeigu žmonės dalina pinigus ir siunčia dovanėlės, tai siūskit, aš tai tų NPC laivų nežiūriu. Man taip skirtai ten tokie visi litukai, visokie šitie, aš nesuprantu, aišku, tie, kurie kuria tą kontentą, jie gauna už tai pinigus, bet man asmeniškai būtų gaila pinigų dėl kažkokio ten gyvūnėlio ir duoti jiems už kažkokią nesąmonę, tai taip. Aš netgi cento neskirčiau Bielkai, kad jinai man pasakytų, kaip skanu, ar ten, kaip bzai skauda. Operatorė varyko, nebeturim. Padaug vandens tai. Yra. Ai skauda. Nežinau, aš tai kažkaip, pripratau prie to šito. Ir man patinka aštriai visai. Nemėgsi to aštrių dalyko, nematau. Ne, jeigu kažkas tokio SOS, kad daugiau neturiu ką valgyti, tai suvalgau. Ar ten, pavyzdžiui, netyčia užsisakau aštrų kebabą, aš vieną kartą užsisakiau iš Jami kebabą su pikantišku padažu ir išleidau, žinai, nepamenu, kiek jis ten kainuoja, bet žodžiu, nemokėjau už antrą ir apie prievartą suvalgiau. Tai dabar, jeigu neturėsi ką valgyti labai, tai galėsi šitą valgyti iš pėdų. Gerai, tęsiam toliau apie TikToko laivus, NPC laivai. Jo. Ką mes ten sakėm? Kad aš tai asmeniškai nemokėčiau pinigų. Jeigu kažkas moka pinigus už tai ir patinka, nes žiūriu, net kiek žinau, ten daug žiūrovų žiūri, ypač pas Bielką, ten, kur Bielka su Maibachu darė. Nes jie irgi ten jaučiu tiesiog stumant jų ir ten žvengia iš jų ir aišku, jiems irgi duoda to naudos iš to, bet, Bet žvengia ir siunčia dovanėlės to pačiu metu. Yeah. Man tai kažkaip... O tu pas rimtai negalvoji kažką pabandyti, tiesiog ant prikolo tas NPC laivus padaryti? Ne. Ne? Bet įsivaizduok, kiek pinigų tau žmonės surinktų? Bet ne, aš nesidaryčiau gėdos dėl pinigų. Nežinau. Bet ką... Matai... Atrodo, kad aš sakiau, niekada nebijau, kad prisidaryt savo gėdas, dar kažką, bet... Bet čia jau kito lygio gėda. Aš turiu omeny, kad nedaryti savo gėdą specialiai, jeigu tu kažką pabandai, kur tu nesisitikinęs, kad tu būsi tame geras ir kažkokiu būdu pasidarai gėdos, nereikia tom apsikrauti, bet specialiai darytis gėdas prieš visą Lietuvą. Tas, pavyzdžiui, NPC laivus, ką aš dabar atsisėsiu prieš kamerą, ai skauda, jie lygina, aš negaliu. Ne. Nedaryčiau, netgi jeigu ten tas dovanėlės dabar dvigubai kainuotų, ne. Bet vis tiek kai kurie žmonės, žinai, tos daro laivus ir... Bet man įdomu, kaip jie reaguoja. Bet jie iš to ir gauna pinigus. Jie galbūt būtent tai daro tik dėl to, kad pinigų gautų ir jiems nerūpi, ką kiti apie juos pagalvos. Bet aš žinok, vis tiek negaliu. Čia labai yra materialiniai žmonės, kaip pavyzdžiui, nenoriu užstumti ant tos Bielkos, bet jos visi tie storiai, kai postas surinks tiek laikų, tada aš grįšiu į Instagramą ir kito atveju. Bet įdomu, jeigu jinai nesurinktų nieko, tai ką jinai turi? Vis tiek grįžtų, čia jos gyvenimo šaltinė. Būtent, jinai neturi daugiau ką daryti. Tai... Čia yra tokie materialūs žmonės, kur svarbiausia pinigai ir nesvarbu savo... Pavyzdžiui, ateityje norėsiu įsidarbinti kažkokią didelę kompaniją, kur apie tave čekina viską. Aš ateinu į tą kompaniją, darau pokalbį, sako, super, tu žiūri, gerai pakalbėjai, turi daug patirties. Ir vėliau čekina mane internete ir randa video, kur aš ai skauda. Čia žiauru. Bet jau manau, kurie žmonės daro tos laivus, jie tikrai neįseni kažkokią, žinai, didelės kompaniją. Nežinai, kas gali būti ateityje. Gal neberinks nieko ten tam TikTok'e ir visą kitą. Teks kažkur įdarbintis ir kažką daryti. Tai tada jau nebeišsisuks ir visi žinos. Jo, bet o kaip, pavyzdžiui, jūs manot, ar ateityje arba dabar, aš, sakyčiau, kokiu 5 metų tarpe, nebūtų tokio dalyko, kad gali žmonės vis tiek eiti darbintis į tas kompanijas, kurie
turi daugiau, žinai, tos socialinės patirties ir jiem nebūtinai reikia tų diplomų, žinai, jie tiesiog pasižiūri, kad jie supranta, ką jie daro, jie žino, ką jie kelia savo, pavyzdžiui, vat kaip tu, keli savo TikToką, turi sekėjų, tu žinai, ką tu darai. Nemanai, kad ateityje net nereikės tų visų diplomų universiteto ir taip toliau, ir tu galėsi tiesiog įsidarbinti darbą, nes jie pasižiūrės, ką tu darai socialinėse medijose, ir jie matys, kad tu supranti, ką tu darai, tu žinai, ką tu darai. Bet tai gali būti, kad tai tik tai socialiniuose tose, būtent... Taip, tose ir srityse, ir kad jeigu tu nori didelę kompaniją įsidarbinti, tau nebūtinai diplomo reikia. Kaip manot, ar būtų toks dalykas? Vis tiek reikėtų diplomų. Kaip tiek anksčiau taip nereikėdavo, kaip dabar reikia. Kuo daugiau žmonių, vis tiek atsiranda, kaip nežinau pasakyti čia, visą laiką didėja konkurencija ir darbuose, ir visur. Ir jeigu bus, ten pavyzdžiui, 5 žmonės ateina į kažkokią poziciją ir vienas iš jų turės diplomą, tai aišku, kad jis bus pirmenybėj. Aišku, ten yra įmonės, kur sunkiai randa darbuotojų ir tu ateini... Ir priims bet kokį. Bet gerai, pasimkim tokią situaciją, aš jums duosiu hipotetiškai. Ateina 2 žmonės, ar ne, į didelę kompaniją, stambiai į socialinių medijų sritį, komunikaciją ten, ar ne, kažkur. Ir vienas yra baigęs universitetą, bet savo sekėjų turi Instagram'e, TikTok'e, tenai nuo 1000 iki 5000, ar ne? Ir ateina kitas žmogus, kuris neturi jokio diplomą, neturi išsilavinimo, ten gal kažkur baigęs 12 klasių ir daugiau nieko nedaro, bet jis Instagram'e ten turi kokių 20 000, TikTok'e ten 50 daugiau tūkstančių. Ir kaip manot, ar yra kažkoks šansas, kad pasirinks tą antrą žmogų, o ne pirmą? Jeigu jiems reikia... Į komunikacijų sritį, kur ten su visų brandingu, marketingu ir taip toliau. Bet jie turi vis tiek kažką mokėti. Nes, taip tiesiog šauna į galvą, jo einu tenais, taip nebūna gyvenime. Bet vis tiek jeigu žmonės žiūri, jis seka, tai jis kažką gerai daro, jis supranta. Jeigu tas kitas, kuris viską baigęs ir tik tiek sekėjų turi. Bet tai nebūtinai jisai stengiasi tai daryti, kad dėl klauto. Taip jisai gal ir bando daryti, kad kažko pasiektų, bet jisai šiaip daugiau žinių turi negu tasai kitas. Bet kitą žmogų irgi kiek žmonių stebi. Žmogus, jeigu turi, ten kažkokį Instagramą, kur ten 50 000 sekėjų, nereiškia, kad jis moka gerai komunikuoti. Ne komunikaciją turi minio... Bet vis tiek komunikuoti reikės irgi. Bet vis tiek jam reikės, visus advertisementus daryti ir taip toliau. Tipo reklamas? Jo, reklamos rytį, jeigu eina. Tai jeigu įmonė ieško žmogaus, kuris dirba ofise ir kur nėra paminėtas jo vardas, pavardė, tai aišku, ims tą žmogų su diplomu, nes jis padarys tą darbą gal kokybiškiau. Žmogus, kuris turi daugiau sekėjų, jeigu ten paminėtas bus jo vardas, pavardė, tai galimai tada paims tą, kuris turi daugiau sekėjų, nes jis gali... Tiesiog jis tada gali pareklamuoti, žmogus, kuris turi 50 000 Instagram'e, jam nebūtina darbintis į ofisą, kai jis gali tai įmonėje padaryti reklamą ir iš to užsidirbti. Bet jeigu jis be diplomo, tai irgi gerai. Jam nebūtinas diplomas. Dabar nemanau, kad kažkas kažką priima be diplomų. Jeigu tu jau baigi mokyklą, jau nebestoji niekur. Dabar tavęs nepriims, nes dabar irgi, man atrodo, net tas pačias gatvės šluot reikia kažkokio, ar valytojai būti kažkokio diplomo, kažką turėti, nes... Kursus gal kažką, tikrai. Nes taip kitaip tavęs nepriims. Čia tau anksčiau taip, visą laiką tu galėdavai bet ką realiai bandyti eiti kažkur darbintis ir tave be diplomo galėtų priimti. Jeigu tu įdedi pastangų ir gerai esi, dirbi toj srityje. Tai bet dabar nemanau. Aš daryčiau nesitikti. Tu manai, kad įmonė, kur reikia žmogaus komunikacijos rytį labiau priims žmogaus? Ne komunikacijos turiu menį, brandingo visą. Vis tiek, tau reikia kažko. Nežinau, aš kitaip manau kažkodėl. Ne, turėsim, yra daug. Kažkuris iš kažką stoja, turi diplomą, eina, kitas taip va tiesiog varo, tada pasižiūrim. Yra daug influencerių, kurie reklamuoja ir neturi tų žinių kažkokio advertisemento srityje. Bet, pavyzdžiui, yra labai daug pavyzdžių, žinai, kur žmonės nebaigia mokyklos, neturi tų diplomų, bet ir daugiau pasiekia negu tiesiog su diplomai žmonės. Tai aišku, jeigu tu turi, aš nežinau, apie ką tu šnekėjai, jeigu tu šnekėjai, kad žmogus, kuris turi daug sekėjų, Įmam nebūtinai sekėjai, žinai, apskritai, kurie pasiekia kažką, turi savo verslus ar savo ten, dalykus, kurie žino, ką jie daro, žinai. Jo, tačiau kitas tada klausimas, ne? Jeigu ateina daro pokalbį žmogus, kuris neturi diplomo, bet pasako, aš, pavyzdžiui, turiu savo įmonę, aš tiek esu pasiekęs gyvenime, tai aišku, iš praktikos matosi, kad jis daugiau žino negu žmogus, kuris turi diplomą, bet nieko nėra pasiekęs. Tai va, su šito aš tikrai sutinku. Tai šitas tai jo, aš sutinku. Šiaip, kaip pasiseka žmogui, tarkim, gali būti tas, kuris pasibaigia
baigęs mokslus, ten belin kaip gerai išlaikęs viską, jis gyvenime gali nieko nepasiekti ir tu bus, ta prasme, dirbs paprastą darbą prie kompo ir nieko nepasieks. Yeah. Bet būna tie, kurie nieko, ta prasme, šiaip nieko neišlaiko, arba išlaiko, bet tiesiog neturi to gero išsilavinimo kaip tas kitas ir jis turės savo įmonę garsiausią ir žymiai daugiau bus pasiekęs. Čia labai priklauso tiesiog nuo sėkmės, man atrodo. Tai vat, ar manote, kad ar mokyklose vat, yra, jeigu žmogus žino, tarkim, 10 klasikoje, nuo mažen žinai, kad jis nenori dirbti to paprasto darbo, jisai nori daryti kažką savo, ten savo verslą kurti, savo, dar kažką turėti, savo kompaniją, ten filmuoti, kažką daryti, ar būtina jam tas diplomas, žinai, universitete. Aišku, nežinau. Aš kai studijuoju tą verslo vadybą, pas mus būdavo dar pirmam pusmetį paskaitos verslo ekonomika ir vadyba, per kurią pasakojo būtent, pas mus buvo darbas padaryti prezentaciją, kaip step by step, kaip atidaryti savo įmonę. Pas mus buvo darbai, kur pasakojo, kaip komunikuoti su darbuotojais, paskirtyti darbuotojus. Verslo idėja buvo, kur buvo darbas visam pusmečiui, sugalvoti verslo idėją ir mes iki pusmečio pabaigos vos neįkūrėm tą idėją. Pas mus buvo mes keturiesi buvom komandai, pas mus buvo sushi food truckas, nes Lietuvoje niekas dar nematė tipo food trucką, kur sushius pardavinėja, gamina. Ir buvom prigalvoję visokių idėjų, reikėjo parašyti, kokių mums darbuotojų reikės, kokių algų, ta prasme, tiesiog nuo tų pradinių, kur be tų žinių tu neįkursi savo įmonės. Arba įkursi savo įmonę, bet tau reikės žmogaus, kuris vis tiek viskam vadovaus, nes jis turės žinių, tu nieko neturėsi. Bet jeigu tu pats viską bandysi ir, pats savo, žinai, bandysi visokius iššūkius, problemas darysi, klaidas, bet tu pats išmoksi, žinai. Bet nemanot? Nežinau. Aišku, tau reikės daugiau laiko, daugiau pastangų, daugiau investicijų, daugiau viso, bet aš manau, kad tau tiesiog pirmą reikia šiaip, tu turi eiti į tą tam tikros srities darbą, kad tu patirtum kažką, ką tu dirbtum, jeigu norėtum kurti savo verslą. Ir tada bandyti, nes be patirties tu irgi, tu nežinai, ką darai. Bet jeigu tu tiesiog bandai viską. Ne, tu nesupranti, be patirties tu netidarysi savo įmonės. Tai va tame ir yra, bandai, pats bandai. Bet pats bandai, tu nežinai, ką tu darai. Kaip tu gali bandyti, jeigu tu net nežinai, nuo ko pradėti? Taip, čia taip paprastai turi kažkokį suvokimą žmogus tas turėtų. Aš aišku, ne apie visus kalbu. Iš patirties jisai ir gauna tą visą žinojimą, jeigu jisai tiesiog varys, baigiau mokyklą, varau kurti verslą. Taip, nemanau, kad kažkas veikia. Ne, jeigu kažkokius tokius paprastesnius mažus verslus, kad pavyzdžiui pasidarau savo ten internetinę parduotuvę, kaip tu pasidarai tą lūpų balzamą, tai aišku, galima bandyti, galima daryti, bet jeigu mes kalbam apie tokią didelę įmonę, kur yra fizinis kažkoks ofisas ar parduotuvė, kur yra darbuotojai, kur yra vis tiek bendradarbiavimas su kitom įmonėm, tiekėjais ir taip toliau, tau bet kokiu atveju reikia žinių, tu išbandymą... Ne, tai sutinku pilnai. Šitą sutinku pilnai. Tai smagiai pakalbėjau. Man labai patiko. Yeah. Gerai, pasakyk savo pagrindinę mintį. Ką šiuolaikiniam jaunimui patarimų kokį duotum? Ką jie dabar turėtų daryti tavo maniu? Ko siekti? Baig mokyklą. Baig mokyklą, jo. Bet... užsibrėžti tą tikslą. Iš kur skaičiau žiauriai gerą mintį. Tu gali, kiekvieną rytą tu turi pasirinkimą. Arba tu gali likti lovoj ir sapnuoti savo svajonės, arba iš jas išlipti ir jų siekti. Likčiau lovoj. Tiesiog, kad jeigu tau yra diena, kur tu nežinai, ką veikti, darydamas kažką, tu bet kokiu atveju pasieksi daugiau, negu tu galėdamas lovai. Taip. Tai žodžiu, nesustokit, išlipkit iš lovos ryte ir siekit savo tikslus svarbiausia. Tikrai susigalvokit veiklos, aišku, mokykla, kas be ko, bet tiesiog siekti savo svajonės, nes, nėra svajonės, kurias neįmanoma vykdyti, jeigu mes negalvom apie kažkokias antgamtinės kažkokias dalykus. Noriu skristi. Gali realiai. Kas ten... Ne pats, bet priemonė. Nepamenu, kas ten išrado lėktuvą. Norėjo skristi, išrado. Norėjo skristi. Nėra ribų, žinai, savo svajonėm ir mintim. Taip.
Tai svarbiausia, suraskit, kas jums patinka asmeniškai, ką jūs norit daryti gyvenime ir neklausykit, ką jums kiti sako, svarbiausia, aš manau. O ne? Taip. Tai va. Gerai. Čia su jumis buvo Artis Max, Gerda ir aš Šonė, kaip visą laiką. Tai ačiū, kas klausėt, kas žiūrėjot per YouTube ir Dar kažką pasakyti, nežinau, turi, ne? Aš noriu padėkoti, kad pakvietėt, pakalbėt. Čia mano pirmas podcastas. Aš manau, labai gerai gavos tau. Jo, ačiū. Aš manau, kad irgi labai fainai pakalbėjom. Tikrai taip. Ir aptarėm aktualias temas ir šiaip kažkam linksmesnės temas. Tai toliau sekite jų kanalą, žiūrėkite juos. Man atrodo, čia jo kanalas, aš čia tik šiaip. Sekit, pafollowinkit Artį Instagram'e, TikTok'e, naudokit Digiklasės kodą Artis, taip? Taip. Pafollowinkit Dominiką YouTube, Instagram'e. Ir būtinai nueikit į karštoslūpos.lt, super dovana kalėdom, bei šiaip geras daiktas, pravartus. Tai reiškia, pasinaudokit jo kodą, kad jau būtų. Lūpos 20 kodas. Super. Gerai. Super. Ačiū, kad žiūrėjot. Gerai, baigiam. Susitiksim kitam mūsų podcast'e arba video ir šiandien tiek tada. Ačiū. Plojimai skamba mums.